Naujieji draugai iš Kanados apsuko ratą, atsisveikint atplaukė. Paskutinis jų plaukimas. Plauks į uostą ir tvarkysis laivą ir jau atiduos laivą kitiems savininkams. Luka iš kito laivo gavo dovanų. Grįžta gyventi namo, jau į Kanadą žmonės, tai visą maišą prikrovė vaikiškų dalykų. Ko? Vau! Pasižiūrėsi, kas. Vau, popierius spalvotas. Vau, koks žaidimas. Nu, atsargiai čia, kad vėjas nenupūstų, gerai? Čia, kai jau žaisim, tada išpakuosim. Čia yra mašinyčių žaidimas. Uždaryk, nes čia va šitie yra. O čia plaukiot kažkokia lenta tokia. Plaukia didelė. Čia banglentė reikia čiuožti nuo bangos. Taip ir net eina su ir net su šitu. O tai linksma bus, taip? Ir dar maisto produktų įdėjo. Tėti, tu su Valio. manim pažaisis. Luka užsinarėjo išbandyti savo banglentę naują, tai liepia važiuoti paplūdimį. Nu, išsirinkau tokį gražesnį biškį. Čia pilna yra šalių. Taip, sėkėtų. Luka žaidžia, prideda ant tos lentos smėlio, burtus rodo, kaip dingsta tas smėlis paskui apvertus lentą. Džiaugiasi vaikas, tau paplūdimį. Luka pastatė peilį ant lentos, biškį apgriuvo, nespėjom nupaveiksluoti, bet va. Čia bangolaužis šitie akmenys. Na? Abrakadabra. Alio! Klijavo dėdė, kuriam sumokėjau 2 eurų. Paskui klijavau aš su vienu sluoksniu karbono, to anglies pluoštą. Laikė lygiai tiek pat, kiek kai dėdė klijavo, bet žinau savo klaidą, kur padariau, nenaudojau vakuumą. Tai dabar uždėjau biškį daugiau sluoksnių karboną ir sudėjau į vakuumą. Dar viena galima klaida bus dėl to, kad nenaudojau labai minkšto kažko tai čia uždėti, naudojau kažkokią servetėlę, kurią radau. Bet neturiu aš to minkšto tokio dalykėlę specialaus ar nespecialaus, bet uždėjau šitą, oras išsitraukė, liktai viskas tvarkoj. Labai gerą liesti tokį standų daiktą. Tai manau, šį kartą tikrai laikys. Ir čia, aišku, gavau pastabų, kad daryk, ką nori, bus blogai, bet aš esu tas durinis, kur daro, ką nori, kiek, nu, ta prasme, aš
pasistengsiu viską išhaltūrinti iki galą, pamatyti, kad nepasisekė, tada nusipirksiu ten galbūt naujas tas mentis, naujus galus, tuos bleidus. Bet jaučiu, jeigu pirksiu plasmasinius, nors plasmasiniai po šitų man bus dantį sukandus tenai nardyt, bet, nu, matysim ateity. Aš labai viliuosi, kad čia viskas sustings ir bus čiki piki briki miki šmiki. Ir kad čia man pasiseks viskas, visi tie remontai. Tai lygiai antrą kartą dirbau su epoksidu ir anglies pluoštu. Tai šiaip visai įdomu ir visai patiko, jeigu taip va būti pasiruošus, taip kad va, aha, čia vakuumas, čia viskas, tai būtų žiauriai faina, bet dabar, kadangi aš nesugebu to padaryti, nu, aš toks esu, neišeina man susiruošti, kad viskas būtų va taip va. Tai pamiršti kažką vis. Padarai, o paskui, oi, blemb, to nepadariu, to nuo trečio. Tai va, tai tas ne faina, bet dabar liktai, nu, vienintelis trūkumas, kad neturiu aš to minkšto tokio, kai vailokas, bet minkštas toks. Aš nežinau, kur naudojama ta medžiaga. Paltam šilti, va, gal į paltus deda, tipo, tą tokį pukavikus. Tai, žodžiu, neturiu to, įdėjau šitą, išsitraukė, išsiplojo, tikiuosi viskas pasiskirstis, burbuliukų neliks. Ir dėsiu šį visą laiką stengsiuos ant dešinės kojas, nes dešinė stipresnė ir tai nė vien barakūdų nepabėgs. Nu ką, atėjo laikas sekantiem projektam. Lastą kaip ir suklijau, užvakumau, padėjau, džiūna, vakuumas leidžia. Ojojoj, ką daryt, nežinau, ko griebti. Sugalvojimus paprastus, pripyliau į šiukšlių maišą vandens, kokį 10 litrų. Ir ant tos kėdės padėjau. Jinai lankstos keičiasi kampas, kaip tik kampas gavosi koks lasto išlinkimas. Ir žodžiu, padėjau aš ten visą tą dalyką. Atrodo, ten va taip. Pas mus vyrauja dabar betvarkė, bet natūralu, mes čia gyvenam. Ir turim ir skalbtis, ir dirbti, ir tvarkytis, aišku, vienu metu, bet dažniausiai nori susitvarkyti vakare, kai jau tų daiktų nebereikės, bet vakare jėgos apleidžia. Tai visai būna. Ir nesusitvarkam, ir susitvarkam. Bet ne apie tai mes susirinkom pabendrauti. Nu, kaip atrodo, po 2 metų naudojimo Kamada Bono kojos. Nieko nuostabaus, mes plaukiam sūriais vandenim ir kad metalas čia tas skarda atsisluoksniuoja, tai čia nieko keisto, nes realiai tai nelabai kas ir laiko čia vandenino vandenį sūriam. Nes čia skaitosi jau atominės sąlygos, žodžiu. Kažkokios tai pavojingos kažkuom. Taip, tai gavau skardos juostą pirkt. Jinai panašių išmatavimų kaip ir šitas stovas, bet biškį platesnė jinai yra, 0,5 centimetro. Nerūdijančio plieno juosta, jinai man kainavo, žinot, kem 4 eurai. Ir dabar pabandysiu aš išsidrožti tokį rėmą. Tai visų pirma, ką aš padarysiu, tai susipjausiu gaminius. Paskui greičiausiai, jeigu neišeis man čia laive kur nors išlenkti va tokių dalykėlių, tai važiuosiu aš į krantą. Bet jeigu išeis, nu tai pamatysit. Tai va, einu dirbti. Darbastalis mano pakankamai paprastas. Turiu tokią pliauską, pasidedu čia ant galo laivo, ant laikiklių valties. Aš čia su jais keliu valtį. Ir kaip jaunu man viskas eina laukan ne ant laivo, ne į laivą,
o tiesiog nudulka lauk į vandenyną. Juokauju, aš paskui viską susirbiu. Čia viskas nusėda ir aš viską susirbiu. Nes kitaip tai, oi, bus tarša. Negalima taip. Jovims. Na va, kaip gražiai vyksta pasiruošimas. Bandysiu sutaupyti 500 eurų, ne, už šitą visą džiaugsmą, kurį, blem, čia sulinkis biškį reiks ir lenkt, už kurį paprašė kiti gerieji žmonės. Tai va, jau pusę detalių turiu pasiruošęs, dabar liko pasiruošti kitą pusę. Pasimatuosiu dar kartą dėl viso pikto. Nes aš norėčiau, kad porą centimetrų aukščiau stovėtų nuodėnė man ta kepsninė. Už tai ir užmečiau biškį daugiau, tai užmesiu iš naujo. Pasidarys gal dar aukščiau. Tiek 28. Tai gerai, kad pasimatau. 30. Daryt jaučiu. Reik bandyti daryt. 3-1. Papjoviau aliuminio truputį, galiuką. Ir va, diskelis eina šaibom. Tai jeigu skirtas nerūdijančiam plienui, tai pjaukim nerūdijant. Skirtas aliuminiai, pjauktų aliuminį. Ne, gudresnis, porą centimetrų. Turi rezultatą. Dar jaučiu, būčiau pjovęs ir pjovęs, nes labai patiko jisai man tas diskelis Bosch. Profesionalus. Taip, kad profesionalai dirba čia. 1,8 m lieka. 1,8 m. Tai yra nemažai. Tai vadinas, biškį prasimečiau skaičiuodamas. Bet jo, nieko nepadarys. Aš džiaugiuosi, kad liko. Turėsiu biškį materialą. Galėsiu pasidaryti kažką saldainį kokį nors. Taip, tai čia kojas. Va, čia kojas. O čia tas mano X-as bus. O. Prašau, susivyrinsiu. Sustatysiu kojas šitai va privyrinsiu. Ir bus 500 kišenį. O dabar reikia atsilankstyti tuos pirmą. Atsinešiu visokių įrankių. Bandysim kažką sugalvoti, kaip čia palenkti. Gali būt, kad šituos panaudosiu reikalus. Šitaip naudočiau. Ir reikėtų laikyti gal su kažkuom. Gal net su šitom. Netinka. Kad vibruojam čia. Su šitom. Stringam. Nebestringam. Biški būtų negerai gal. Gerai, einu persižiūrėti dar. Pasimatuokim iš naujo, kur čia ką, nuo kur lenkiam, kodėl. Atsakome visus egzistencinius klausimus. Aha. Ir. Čia linktelt reikia truputį. O čia jau prasidės kojų lenkimai, tai vienas lenkimas bus kažkur gal aš čia įsivaizduočiau, o kitas va čia bus. Cak, cak. Ant tų pėdučių laikysis visas svoris, o čia va tiek va pasikels nuo žemės.
Taip, dar reikės išsigręžti čia po skylę. Ką? Darbo krūvą. Čia perkelkim tą taškiuką. Gręžti skylės. Lenkti. Net nežinau, nuo ko pradėti. Ar nuo lenkimo, ar nuo skylių gręžimo. Va, matot, visas dulkės susirenka ant alkūnių. Ir mes viską nusiurpsim, viską surinksim ir nieks į vandenyną nepapuola. Jokiais būdais. Va. Taip, toks. Gerai. Pabaigiam siurbimą. Einu, netrukdykit dabar man. Biškį palenkiau, matot? Palinks. Tiek ir panašiai te reikia. Nežinau, ar matas, bet dar čiut palenkti ir viskas. Lenkiau labai paprastai. Pasiėmiau, neišmečiau seną kampuko. Pasiėmiau, užsidėjau jį va šitaip. Pasiėmiau šitas replės. Ir palenkiau. Nepatogu rodyti, va taip. Ir labai čia viskas puikiai gavosi. Tas kampukas, toks nedickas. Idealiai gavosi. Dabar įdomiau bus su tom kojom, kai reikės į kitą pusę lenkti. Bet jūs jau išsikraunat. Kitus dalykas, ateina lietus. Jūs einat ilsėtis, o aš dirbu jaučiu. Ne vis įrankis tas panaudojau, kur rodžiau prieš tai. Panaudojau va šitas įrankis. Va šitas va įrankis, va šitas įrankis. Dėl to, kad šitą lenkimą dariau ant inkaro. Pasidėjau taukšt su plaktuku. Nuo čia va. Ir žiūrėkit, gavosi toks išlinkimas. Nėra jis status labai gražus ir taip toliau, bet nu ką. Turim, ką turim. O šitą išlinkimą dariau biškį paprasčiau. Tai pasiėmiau tą kampuką, šitas replas, uždėjau prie linijos, suspaudžiau su repliam ir su kitom repliam va taip lenkiau. Gavosi bent jau kampas, gavosi idealus. Nu, ta prasme, kol dar neuždėts, tai atrodo, kad tikrai gerai bus. Matavau pagal šitą, nu, kadangi čia ilgesnė koja, nu, žodžiu, kaip ir viskas atitinka. Tai dabar liko padaryti dar 3 tas kojas, pragręžti skylės ir liks virinimo darbai. Ir bus viskas. Galim bus uždėti kamado ir džiaugtis gyvenimu toliau. Gerai, chebrytė, persigalvojau. Nieks nebedaužys jokių inkarų. Nors daužyta buvo pasidėta medžiai, nieko deniui neatsitiko. Nereik čia paleisti vidurių. Esmė tokia, labai sudėtinga jas laikyti. Kaip dariau, aš šitaip, vėl dėjau šitą kampuką, šitą patį. Lygiai taip pat aš jį suspaudžiau su šitom repliam. Biškį palygint. Dėjau šitą čia. Ir su šitom repliam lenkiu tiesiog. Va, kaip atrodo konstrukcija. Ir man dabar reikia dar čiut palenkti. Tai aš tuoj tą ir... Opa! tą ir padarys. Kaip čia dabar jis paimti? Su burnu laiku. Ir pažiūrėkime, kas gaunas. Čia ta, kur jau padariau gerai. Biškį persistengiau. Žodžiu, biškį persistengiau. Atlenkti, tai neužlenkti. Tuo aš jį biškį linktelsiu atgal. Ir volia. Trukau minučių 2. Va, beveik. Bet biškį persistengiau. Tai reikia atlenkti 0,5 milimetro. Ir bus gatava. Gali iškart atlenkti jaučiu.
kaulus, ledas. O taip va dirbam. Tai va, lankstymo ypatumai tokie. 2 detalės turim jau gatavas. Bus galim jau vyrinti. Liko dar 2 pasidaryti ir atlikti vyrinimą darbus. Nu, tai baisiai čia gerai. Pavyko. Visi 4 padaryti. Dabar reikia skylės prasivanot ir čiuošt vyrint. Kaip su tom skylėm daryti? Reikia gręžti čia jaučiu. Bus patogiau. Dabar išsigręšiu, paskui liks susivyrint ir viskas. Galėsim dainuot. Čia turbūt 5 graštelis. Paskui pasididinsiu 7. Jeigu blogai gręš 5 graštelis, gręšim su 3. Sunkiai čia kažkaip norisi. Pabandykim gal su mažesniu grašteliu. Milimetrai čia... Oi, baisu sumeluot 3, man atrodo, milimetrai skardos storumas. Tai nėra labai stora, bet ir ne pati ploniausia. Neturiu aš tokių bais gerų graštelių. Mat, nei remonto žygis galvojau važiuoti. Gerai, vienas paruoštas. Nu ir taip visus 4. Nėra čia ko matyti jums. Gerai, 4 skylės yra. Esam pasiruošę vyrinimą darbam. Einam į kitą sceną. Grįžtam į dirbtuvėlės. Tai dabar reikia išsidėlioti viską kaip priklauso. tą iksiuką tokį susivyrint, susimatuoti tiksliai, susidėlioti. Jo, susivyrinsiu ir tada dar kojas užsidėsiu. Man atrodo, čia tuoj baigsis mano tos kepurės era ir man reikės palikti mikrofoną, tai bus be garso viskas. Vyrinsiu irgi ant vienos rankos pirštų galim suskaičiuoti, kiek kartų jau vyrinau. Tai prašom nekritikuoti labai manęs ir nelazauot. Ačiū Stasy, kad pasakė, kad reikia sukeisti vietą pliusas, minus, visiškai kitaip vyrinas. Nu taip aš vargau tenai praeitus kartus ir tą saulę ir vėją vyrindams viską. Dabar visiškai kitoks vyrinams varau, kiam amperų duodu, eina kaip per sviestą. Gali būti svarščiuks jau, nėra ką veikti vyrinti. Viskas, tėma baigta, užgaišau porą valandų, stovas kaip ir padaryti. Nu, teisybės valandą, veiks čia kas nors ar ne? Atrodo, tai labai gražiai. Nu, ta prasme, gražiau negu buvo. Bet viena bėda yra. Kas čia matavo, kažin, trūksta centimetro vieną. Bet gal išeis čia sukelt kažkaip? Ne, be šans, neišeis. Negi reiks vyrint, dar čia po gabaliuką mažą. Ai, palauk, aš jį nuleistgi galiu. Šitągi nuleist. Haha, viskas tinka. Viskas pagal išmatavimus, viskas tinka, ponai. Nieko jūs nesuprantat apie gyvenimą. Tiksliai, jisai kilnojas. Už tai man čia taip kažkaip ir suksiu. Opa, va. Išlinkimai visi atitinka, koja aukščiau stovi man dabar. Eik tu, geriau negu fabričnai, klausykis, ką tu. Oho.
Retai kada tai būn, bet labai didžiuoja savo dar pirmą, realiai normaliai vyrinti, tai pavyko pirmą kartą. Ne ten snarglėjant kaip nors, o tiesiog gražiai brauti. Tai reiks praeiti ir ten, kur vakar vyrimų, ten baisu tiesiog. Arba nepraeiti, o gal kitam kartui pasilikti. Matysim, kaip su elektra reikalai, nes dabar ir pavyrinam, ir vandens reiks pasidaryti, matysim. Išsikraunat, hebrytę, liuksut.